Sveiki. Kol politikai sprendžia, diskutuoja, mokyklos teisinasi, mūsų vaikams turintiems specialiųjų poreikių ir barzdos pradeda želti laukiant sprendimų. Šiandien mūsų istorijos herojus talentingas, ypatingas vaikas, kuriam diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. Oresto pasaulis tai skaičiai ir meilė žmonėms. Tačiau mokyklos atstovai jo bijo. Nuo 2025 metų mokyklos pilna koja žengia įtraukiojo ugdymo keliu. Tačiau Oresto mamai teko gerokai pasistengti, ieškant vaikui mokyklą. Nustojo kalbėtis. Prieš tai buvo kalbėjęs ir mama sakėsi, ir baba. Ir tiesiog visai pradėjo nieko nebevalgyti, tik tam tikrą maistą. Šiaip valgęs viską, nustojo valgyti tam tikrus košeles, visas tuos vaisius, pradėjo valgyti tik mėsą. Bet iš tų dalykų ir rikiavimas, žaislų buvo viena eilė, irgi tas rodė, rankyčių ženkliukai. Bet 3 metai jau mes turėjom diagnozę, 3 metų vaikystės autizmas raidos sutrikimas. Tokia buvo mūsų pradžia. Išgirdus autizmo diagnozę, tėvai išgyvena įvairiai. Rasos Butvilienės šeima nusprendė nepasiduoti emocijoms, o veikti, daryti viską, ką rekomenduos gydytojai. Pirmas buvo, tai viską padarysiu, ką reikės, ką rekomenduos. Labai daug skaitėm, domėjomės apie tai ir tiesiog viską darėm. Visas rekomendacijas gydytojų, vaikščiojame visus raidos centrus. Ir visus, kiek tik buvo laisvų vietų, prašiau, duokit man, kiek tik buvo logopedų, duokit mum. Tiesiog nepraleidom, važiavom į sanatoriją irgi ten klausausi rekomendacijų, visų viską. Ir pirmas tai į darželį. Pirmą darbą padariau, užrašiau į darželį, nes jis prieš tai nelankė darželį. Ir darželis daugiausiai mums davė naudos, nes darželis buvo nespecialusis. Ir darželis labai daug davė naudos mums. Sakyčiau, darželis daugiau davė naudos negu raidos centras. Pirmiausia, svarbus susitaikymo žingsnis. Priėmimo situacijos tokios, kokia ji yra. Priimti taip, kaip yra. Mes su vyru priėmėm taip, ir dukrą mes turim paauglį, priėmėm taip, kad tiesiog jis toks yra, kitoks, ir mes su tuo iš karto susitaikėm ir priėmėm jį tokį, koks jis yra. Nekalba, tai nekalba. Tiesiog mes niekada nesureikšminom, kad jisai nekalba, niekada neslėpiam nuo nieko. Aš buvau labai atvira, aš nuėjus į darželį iš karto papasakojau viską. Nebuvo pas mane jokių užslėptų, aš pasakiau, koks jis yra, kokia diagnozė ir visiems tėveliam tiesiog elgiamės taip, kad vat jis toks yra ir priėmėm jį tokį, koks jisai yra ir kažkaip tai, kad labai būtume pergyvenę, tiesiog kibom į darbus ir dirbom, visą laiką dirbom. Skambios antraštės. Keliaujame įtraukę ugdymo link. Mokyklos tampa atvira bendruomenė mums visiems. Tačiau Rasai atvykus pasikalbėti su tam tikrų mokyklų administracijų atstovais, išgirdo daug pasiteisinimų. Sulaukiau skambučio iš švietimo skyriaus, kad aš prašiau, kadangi pirmą mokyklą tą švietimo skyriaus, kad ten tikrai jūsų vaikui nebėra vietos ir jūs ieškokit kitos alternatyvios kažkokios, nes ten nebegalėsit jūs papulti, aš sako, kaip nuoširdžiai jums pranešu, kad jūs nepapulsite. Tai aš tada, kadangi buvo jinai pirmai įrašyta, o buvau neįrašius, nes mane užtikrino, kad mes ten papulsim. Tai aš nebuvau įrašius 2, 3, nes buvo užtikrinta, kad jis tikrai ten papuls, kadangi jis turi kalbos sutrikimą. Bet mes ten nepapuolėm. Tai aš tada kitą dieną iš karto nuvažiavau į švietimo skyrių ir prašiau, padėkit,
mes ten nebepapulsim, nežinau, ką man daryti. O jau kovo 1, viskas, nu. Tai jin man pasiūlė rašyti ten kur, bet kur, nes kadangi jau galima visur. Aš nerašiau tą dieną, aš tiesiog važiavau į kitą mokyklą, į rajoną. Tiesiog pasikalbėti su direktorė, pasiklausyti, tiesiog pasakyti kad autistukas. Ir nuvažiavus tenai, supratau, kad ta direktorė visai nieko nesupranta apie mano vaiko diagnozę ir mes kalbam visai kitą kalbą. Jin tiesiog nesuprato visiškai. Ir jin pradėjo ieškoti kaltų, kodėl mes nepapuolėm į tą kitą mokyklą, kodėl aš čia atvažiavau, gal jums reikėtų į specialią vesti, nes labai mes neturim specialistų. Nu ir aš supratau, kad nesupranta, apie ką aš kalbu, nes aš neskaitau, kad mano vaikui reikia specialios. Nes aš mačiau, kaip jis prisitaiko darželį, kaip jisai mokinasi, kaip jo pasiekimai ėjo į viršų nuo 3 metų, kai jis pradėjo lankyti darželį, kaip jisai žaisti su vaikais pradėjo. Aš viską tą mačiau. Ir jis nėra nei agresyvus, jis niekada man nei vienas tėvelis nepaskambino, nepasakė kažko tai, kad kažkas tai atsitiko, jis labai švelnus. Labai norintis bendrauti, jis labai greit susidraugauja ir tiesiog nemačiau to, kad mums reikėtų į specialią, nes jis labai ir mokinasi lengvai nuo 3 metų ir skaitė, ir rašė jau ir angliškai, ir lietuviškai. Mokslus, kas liečia, jam labai lengva. Tai dėl to ir nenorėjau į specialią. Ir supratau, kad mes kalbam ne tą kalbą ir tiesiog nuvažiavau, grįžau į švietimo skyrių ir tiesiog parašiau kitas dar 3 mokyklas, pasiskaičius internete, Facebook'e, reklamų tuos visus bukletukus ir surašiau. Tiesiog paeiliui, kaip man atrodė, kur mano vaikui pagal Facebooką, pagal reklamą. Rasai renkantis mokyklą buvo svarbu, kad būtų daug specialistų, nusiraminimo kambarys, šviesos kambariai ir svarbiausia žinotų, kaip reikia su vaiku dirbti. Nuvažiavau 1 susirinkimą mokyklos ir tiesiog pajutau, kad mokytoja, kuri bus mano, nelabai irgi supranta, apie ką aš kalbu, nes vėl aš pajutau, kad mes kalbam skirtingom kalbom ir manęs niekas nesupranta, apie ką aš kalbu, apie tą diagnozę. Aš mačiau, kad jin 1 kartą išgirdo, kad jai reikės kažkaip kitaip, ne pagal taisyklės, ne taip kaip jin įpratus galbūt, kad jai reikės prisitaikyti prie jo kažkiek tai, nes vis supratau, kad jin išsigando labai išsigando ir aš tikrųjų, aišku, mane pasikvietė paskui direktorė. Irgi pradėjo kalbėti, kad nelabai mes turim specialistų, jūsų vaikas labai sunkus, mes jo nepažįstam. Bet taip. Grįžau namo, irgi taip neramu, vakare sulaukiu skambučio, nepažįstamą numerį. Atsiliepiu, iš mokyklos pavaduotoja man skambina, būtent į tą, kurią mes papuolėm. Ir man sako tiesiai šviesiai, kad mes nepriimsim jūsų sūnaus, nes mes jo nepažįstam, mes neturim specialistų, tiesiog mes nenorim. Jo per daug sunki diagnozė, per daug. Mes tiesiai šviesiai. Aš aišku verkiau, buvo labai sunku, bet ryte atsikėlus aš nuvažiavau į mokyklą pas direktorę jau, bet aš ne iš tų žmonių, kad kariaučiau ar ten specialiai veščiau, kad jau čia taip. Aš jos išklausiau, jinai pasakė, kad mes neturim specialistų ir jums būtų geriau ieškoti kitos vietos, yra geresnių.
rekomendavo Biržų, būtent specialią, bet specialiuose vietos labai mažai ir mes jau nebebūtume papuolę, nes šiaip aš buvau pačią pirmą užrašius Biržų specialiąją 1C, bet mes iškart nebuvo vietų, nes jau buvo užimtos jau to 6 vietos. Nes šiaip mano sprendimas pradžioj buvo iš karto čia, bet kadangi nebuvo vietų ir aš ją palikau po tos mokyklos jau sekančią. Ir pasakė, kad mes, nepasakė jinai tiesiai direktorė, tiesiog pasakė, kad neturim specialistų. Ieškokit kitus ir rekomendavo Biržų gimnaziją. Aš iš karto supratau, kad mano vaikas bus nelaukiamas, sakyčiau, galbūt nemokomas, nepadės jam, tos pagalbos nesulauks, kurios jam reikia, kadangi jis yra labai galintis mokytis ir gali daug pasiekti, nes kalbom jis yra labai gabus, skaičiavimo matematikoje yra labai gabus ir rašyba jam irgi yra ir nosinės, ir ilgosios, jis jau nuo 3 metų žinojo. Tai aš supratau, kad aš turiu leisti ten, kur tiesiog jis galės savo gabumus tobulinti. Ir čia supratau, kad nebus to, o man buvo svarbiausia, kad jis tobulėtų, nes aš tiek įdėjau irgi pastangų, kad jisai tobulėtų, mes mokėmės, mes žaidėm, per žaidimus mokėmės ir tos abecėlės visos ir tų skaičiavimų, nes jam čia yra labai svarbus dalykai, matematika, raidės, jam čia yra jo žaislai, jo pasaulis. Ir aš supratau, kad aš geriau ieškosiu kitos vietos. Tikrai ne. Tiesiog jis bus laukiamas. Taip, tiesiog kur jis bus laukiamas, mylimas ir man nereikės vesti ir žinoti, kad čia jo nenorite. Kai kur per daug lozungais yra šnekama, turi būti taip, turi būti taip, turi būti tenai, bet yra ant žemės gyvenimas, ateina mokytojas į klasę ir dirba klasėje. Ir nėra taip, kad neužtenka, kad kažkokiam dokumente parašyta taip, o ne kitaip, turi būti tie praktiniai sprendimai, o juos ras labai sudėtinga. Kitos šalis eina po 1 dešimtmetį, kitą dešimtmetį, po keliasdešimt metų šalis keliauja šito keliu ir problemos, tiesą pasakius, su kuriuom sudarė kitos šalis, yra labai panašios kaip pas mus. Specialistų kompetencija, specialistų trūkumas, infrastruktūros trūkumas, nors tos įtraukties kelios pradėjusios yra prieš keliasdešimt metų, tai čia pas mus naivu irgi tikėtis yra, kad per 4 metus taiga kažkas radikaliai pasikeis. Pokyčiai, kurie įvyko per tos kelis metus, tai šiaip jau yra pakankamai radikalūs ir jau yra labai pozityvus, jeigu taip vertinant bendrai Lietuvos masteliais, bet reikia judėti toliau, reikia ir neįmanoma tikėtis, kad ateis kažkokia diena 24, 25 ar 50 metų kažkuri diena ir mes jau sakysim, dabar čia viskas jau pasiruošę, nieko daryti nebereikia, mes jau gyvenam gerai. Tai čia netokia sritis tiesiog. Parengtas savivaldybėje yra įtraukties planas. Aišku, galima diskutuoti apie tą planą. Plano kryptis lyg ir neblogas, atrodo, galbūt trūksta to, kad būtų tas planas dengtas konkrečiais pinigais, nes dabar tarsi sumų nėra. Bet iš esmės, juda panašiais tempais kaip ir visa Lietuva. Tai gal galite pasidalinti geraisiais pavyzdžiais? Tokius, aišku, kaip sakyti, jau galbūt ir miesto savivaldybė tos geriausius pavyzdžius galėtų pasakyti, bet tokius, ką mums tenka girdėti ir iš konferencijų, ir iš pranešimų, tai galėtų būti ir, Panevėžio pradinė mokykla, kur neblogai sekasi taikyti mokinių įvairovį, atvirų klasių modelius finansuojamus ministerijos, Šaltinio progimnazija, Vyturio progimnazija, Biržų progimnazija, tai iš tų mokyklų mes kaip ir girdim tos gerus pavyzdžius, tikriausiai tų pavyzdžių gerų ir kitose mokyklose yra. Tai matyti, kiekvienoje mokykloje yra sėkmės pavyzdžių ir nesėkmės pavyzdžių, bet esmė yra pirmiausia tai vertybinis nusiteikimas ir iš esmės noras dirbti su tais mokiniais, nes ir ką rodo Lietuvos gerieji pavyzdžiai, kad pradeda sektis tik tada, kai nusiteikia, kad reikia dirbti, reikia mėginti, reikia bandyti. Ir tie patys Panevėžio atvejai irgi rodo pirmiausia vertybinį nusiteikimą. O kai vertybinio nusiteikimo nėra, kai ieškoma daugiau kodėl nedaryti, o ne kodėl daryti, tai tada ir nesigauna. Mokyklų atstovai matyti neretai vardina ir kompetencijos trūkumą, specialistų trūkumą, galbūt patalpų trūkumą, bet šitos problemos, jos tikrai egzistuoja, jos tikrai yra, jų negalima ignoruoti, bet iš esmės šitos problemos pradeda
na, jų, kaip sakyti, įtaka pasidaro mažesnė, kai pasikeičia vertybinis nusiteikimas. Nes iš tikrųjų pagalbos priemonių tikrai yra ir, na, kalbant apie tos pačius specialistus, paskutinius 2 metus vyksta perkvalifikavimo studijos, kur galima pasirinkti naujų švietimo pagalbos specialistus mokyklom, jeigu trūksta. Labai yra išaugęs priėmimas į specialiąją pedagogiką, tai tų studentų baigiančių studijas, na, dabar kiekvienais metais vis daugėja. Taip pat valstybė finansuoja nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programas, kur irgi gali mokytojai ruoštis ir stiprinti savo kompetenciją. Yra papildomi centrai, kurie gali atvykti mokyklą ir mokyklą konsultuoti. Iš tikrųjų, tų pagalbos priemonių yra įveikti šituos iššūkius, bet reikia vertybinio nusiteikimo. Kol vienos mokyklos ruošiasi įtraukiajam ugdymui, kitoms mokykloms tai kasdienybė. O idėja įkurti specialiasias klases mokiniams turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, tai kilo prieš 8 metus ir dabar jau 7 metai mes turime specialiasias klases, bet labai stengiamės vaikus integruoti į bendrojo ugdymo klases, ypač per neformaliojo švietimo veiklas, per renginius, projektus. Tačiau jau turime kokius 3 metus patirtį, dalį pamokų dalyko mokosi kartu su bendrojo ugdymo klasių vaikais. Ir pavyzdžiui, tai gali būti ir matematika, ir dailė, ir technologijos, bet tai negali vykti spontaniškai. Iš pradžių labai didelis vyksta parengiamasis darbas ir bendrojo ugdymo ir specialiosios klasės mokytojai, tiek specialistai turi sėsti kartu, sužinoti viską apie vaiką. Iš pradžių į bendrojo ugdymo klasę tam tikro dalyko pamokas vaikas eina kartu su specialiuoju pedagogu, paskui, kai vaikas įpranta, specialusis pedagogai keičiamas mokytojo padėjėju ir žiūrima, kai sekasi, būna ir sėkmių, ir nesėkmių, kadangi klasės didelės, vaikai patiria ir sensorinių perkrovų, tai būna, kad ir jie grįžta to dalyko mokytis atgal, po kiek laiko vėl bandom, o turim ir sėkmingų patirčių, kaip keletas vaikų baigia pradinį ugdymą specialiosiose klasėse, sėkmingai tęsia mokslą nuo 5 klasės jau 3 metus bendrojo ugdymo klasėje. Ir jiems nelabai net reikalinga ir mokytojo padėjo pagalba. Tai ir yra sėkmė. Ir visų pirma, vaikai yra, visi būna kartu per renginius, per pamokas, ar ne, dalį dalykų. Ir iš to gimė pirmiausia, kad reikia supažindinti bendrojo ugdymo klasių vaikus, kad yra ir kitokių vaikų mūsų mokykloje, ypatingų vaikų. Tai sugalvojame kartu su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais projektą Būkime pažįstami, būtent kur iš pradžių specialistai pasakojo vaikams, kad žiūrėk, tau puikiai sekasi matematika, bet kitam vaikui puikiai sekasi kiti dalykai, kur tu nesugebi. Ir taip, kad kiekvienas turi sėkmių ir kiekvienas mes turim tokius polinkius, kitokius gabumus, bet galime būti visi kartu. Ir dabar jau projektas Būkime pažįstami virto į projektą Būkime draugais, kai jie kartu vykdo visokias veiklas. Tai ir šiandien vyksta, sveiki, vyksta tokia veikla, kai yra STEAM būtent laboratorinis darbas, kai dalis vaikų yra iš specialiosios klasės, o dalis iš bendrojo ugdymo klasių. Tai jie yra ir kaip pagalbininkai, ir kaip patarėjai. Vieni akcentuoja vaiko trūkumus, kiti klausia, ką jis mėgsta. Ir atvažiavau čia į Panevėžio Beržų progimnaziją. Ir ko jūsų čia paklausė? Manęs čia paklausė, ką jūsų vaikas mėgsta. Pirmas klausimas buvo. Aš buvau nustebus, aš skraidžiau, aš įvėjus čia, aš pajutau, kad kalba mano kalba ir mane supranta, ką aš sakau.
aš tą supratau, kad čia gali būti antri namai, jo, nes jam yra labai svarbi aplinka, jam yra labai svarbu jaustis gerai. Jisai labai bijo kitų aplinkų ir tiesiog jisai sunkiai peržengia tas nepažįstamas tas duris, tas slenkstį ir tiesiog aš ieškau irgi, kad jam būtų lengviau, kad jį suprastų, jį palaikytų ir čia atvažiavus man Panevėžio Beržų progimnazijos direktorė ir Justina pavaduotoja tokia davė viltį ir truputėlį galėjau atsikvėpti, kad jis čia, tikrai čia jo vieta, nes aš įvėjus pirmą dieną, aš sakau, supratau, kad kalba mano kalba ir mane supranta kaip mama, koks mano vaikas, nes kur aš ėjau, niekas nesuprato, apie ką aš kalbu net. Taip sakyčiau, kad ir net nesiklausė, ką aš noriu pasakyti ir ko aš noriu. Taip sakyčiau labiau, o čia aš iš karto direktorė pasakė, kad palaikys visaip ir viską padarys, kad tik mums būtų ta vieta. Ir aš nurimau tada ir vaikščiojom po mokyklą, aš skraidžiau. Aš jau nebežinojau, tiesiog skraidžiau, man rodo, tą mokyklą, Justina kalba pavaduotoja. Aš tiesiog skraidžiau, nes jinai kalba, manęs klausia tokių klausimų, kur niekas neklausė, visur būdavo užduodami klausimai, ką jis blogai daro, ko jisai nemoka, o čia pirmas klausimas jos buvo, kas jam patinka. Jie pirmiausia pradėjo nuo to, kad atrasti tą vietą jo, kas jam patinka. Kas jam patinka, ką jis mėgsta? Jis mėgsta hamaką. Hamaką, taip, mes pakalbėjom, sako, jeigu reikės ir pakabinsim tą hamaką, bet neprireikė. Jis čia pritapo per vieną dieną, jam vienos dienos užteko, jam patiko čia. Šie vaikai iš tikrųjų yra ypatingi, tik juos reikia pažinti ir atrasti jų stipriasias pusės, jų sėkmes ir tai ypač pradedant ugdymo procesą mokykloje, pradedant 1 klasę, labai svarbu tėvai, nes tėvai geriausiai žino, kur jų vaikai sėkmingi, kokiomis vaiko stiprybėmis mes galime remtis. Ir bendradarbiavimas su tėvais yra pusė sėkmės. Baigiantis 2023 metams grupė parlamentarų inicijavo švietimo įstatymo pataisas, kuriomis daliai mokyklų siūloma sudaryti galimybę apsispręsti ar priimti specialiuosius ugdymo poreikius turinčius vaikus. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su šiais siūlymais nesutinka ir atkreipia dėmesį, kad tai gali sudaryti sąlygas piktnaudžiavimui. Kol politikai sprendžia, mūsų vaikams ir barzdos pradeda želti. Mokyklos dokumentaliai deklaruoja priimančios mokytis vaikus turinčius specialiųjų poreikių. Tačiau atvykus pasikalbėti, mokyklos atstovai išsigąsta, bijo prisimti atsakomybę ir pasiūlo rinktis kitą mokyklą. Jie neturėtų būti priimti, nes jie palieka per daug spragų piktnaudžiauti. Ir tikrai, ką jūs sakot, piktnaudžiavimo galimybės tikrai yra. Todėl šitos pakeitimus reikia tobulinti ir tiek ministerija, tiek nevyriausybinės organizacijos teiks siūlymus tobulinti, kad pasiūlyti mokyklą kitą mokyklą vaikui būtų galima tikrai tik tais atvejais, kai bus neproporcinga ar per didelė našta tinkamai pritaikyti sąlygas mokykloje. Ir tai mes kalbam tikriausiai apie kelis atvejus per metus, tame pačiame Panevėžyje aš nematau, kaip galėtų būti keitimai, kurie leisų daugiau negu porai vaikų pasiūlyti kitas mokyklas. Tai iš esmės, tikrai mokyklos turi irgi pasitempti, tai čia nėra lengvas darbas, tikrai čia tiesiog negalim pasakyti, kad dabar jūs pasitemkite ir viskas, turi būti ir savivaldybės parama šitoje vietoje ir turi būti noras pasinaudoti ir kitomis priemonėmis, kurias siūlo valstybė. Manau, ta mokykla, kur aš tada kreipiausi, jinai tikrai pasiruošus, bet pasiruošus tik ant popieriaus ir ant paveikslėlio ir reklamos. Sąžiningai. Manau, jie nepasiruošę kaip dirbti. Paprasčiausiai, nes žinant, kad toks vaikas ateis, reikės daug įdėti darbo.
tėvam, mokytojam, visai bendruomeniai iš tikrųjų. Visai. Tai kas turėtų turėti teisę priimti galutinį sprendimą? Tėvai, mokykla ar savivaldybės atstovai? Kai sako, vaikas nėra tėvų, yra valstybės, kaip ir valstybės, nežinau kaip pasakyti, brangakmenis ar kaip. Šiaip iš tikrųjų galutinį sprendimą turėtų priimti tėvai. Tėvų sprendimas yra galutinis ir neapsprendžiamas. Jeigu tėvas geriausia pažįsta vaiką, tai ne kažkokie ir iš ministerijos atstovai ir kiti specialistai, ir tik tai tėvui spręsti, kur tam vaikui yra geriau. Bet iš patirties, ilgametės patirties galiu pasakyti, kad kartais tėvų nuomonė, nors ir atvykę pas mus vaikai, mes matome, kad tėvų nuomonė greitai performuojama ir vaikas nukreipiamas, kartais ir ne ten, kur jis turėtų būti. Būna tokių atvejų, aišku, jų nėra daug, bet tokių atvejų pasitaiko ir aš manau, kad ateityje pasitaikys. Mama kilus sunkumams sprendimų ieškodavo kartu su pedagogais. Reikėjo sugalvoti, kaip jį paskatinti, kad jis norėtų atlikti užduotis mokykloje, nes namuose jis man atlikinėjo, mokykloje pastumė ir viskas. Tai sėdėjau, galvojau ir sugalvojau, kad jam patinka skaičiai, labai raidės. Tiesiog skaičiukus užlaminavau ant spalvoto popieriaus nuo 1 iki 100, iškarpau ir paduodi padėjėjai. Už kiekvieną atliktą užduotį jis gauna skaičių. Pirmą, aišku, gavo vienetą, kad jau jisai žinos, kad jisai gaus 2, 3. Pirmą vienetuką gavo šiaip, kad jis jau, nes jam labai patinka surinkti skaičių seką, būtent. Nes aš, kai jį pažįstu, tai iš karto sugalvoju, kaip čia jam paskatinti. Ir jis, kai gavo tą vienetą, tada jau ir padėjėja pasako, kad dabar jau mes darykim užduotį, gausi 2 skaičiuką. Jis atlikdavo tas užduotis, kad gautų tą skaičiuką. Būdavo, kai aš ateinu pasitikti, jisai galbūt kaip man, kad jam reikėjo ten eiti, pas tą logopediją griūdavo ant žemės. Tiesiog nugriūna ir verkia. Irgi, kaip čia dabar tą blogą įprotį perdaryti geru. Tai logopedija šį kartą sugalvoja. Tiesiog paveiksliniu būdu, paveikslėlyje buvo nupieštas nukritęs berniukas, perbrauktas raudonu kryželiu ir parašyta stop, o kitas šalia paveikslėlis apkabinti mamą ir su žalia varnele. Irgi pavyko. Po kiekvieno logopedijos užsiėmimo jinai rodo jam, darysim taip, tuos paveikslėlius, ir iš 3 karto jisai mane jau apsikabino. Tai va tokie, iš tikrųjų nieko ypatingo, bet tiesiog sugalvoti reikia. Rasa rekomenduoja tėvams išgirdusiems tokias diagnozes būti atviriems, kalbėtis, mylėti ir dirbti su vaiku. O Oresto pasaulis tai skaičiai. Turbūt skaičių pasaulį kokį nors turėti sukurti. Vien skaičiai, vien. Jis dabar mus mokina, nežinau, ten milijonai, milijardai, kaip toliau ten eina, bet jau kita kalba, nes jisai moka anglų, rusų, lietuviškai, ispaniškai, tom kalbom skaičius ir iki milijonų. Turbūt jau pasaulis skaičiai, kad atsirastų kažkoks pasaulis su skaičiais. Nes jisai nusiraminimo būdas jo yra skaičiai. Jisai susierzina namuose ar dar kažkas. Jis pasiema skaičius, jis turi labai labai daug visokių rūšių. Aš jau nebeturiu ką nupirkti, kas liečia skaičius arba raidės, nes jau viskas išpirkta. Tai manęs klausia, ką nupirkti. Nebėra jau. Tai jis dėlioja skaičius nuo 1, bet tiesiog 1, 2 ir taip iki 100 iš medinių skaičių, savo ant stalo ir sako pavadinimus. Ir visom kalbom, kokiom jisai moka, nes jam kalbos labai lengva. Pradėkime nuo tikėjimo, kad galime rasti kalbos būdų su visais. Ir po šią saulę vietos užteks mums visiems.